Laikantysis karkasas. Kokie atstumai turi būti tarp laikančiojo karkaso? Feng Shui yra 45 cm tarp centrų. Gali būti ir mažesni. Dabar, kaip mes išdėliojom šituos, nes mes turim konkrečią terasą ir konkrečią užduotį. Šiuo atveju žiūrėkit, mes dirbam su 4,40 m ilgio lentomis, kurios turės sujungimus. Dabar sujungimus vis dėlto nusprendėm, kad jos darysis tvarkingai kas trečią lentą. Išgauti tokio tvarkingo chaoso vis dėlto efektą. Tam, kad man tarp lentų turi būti 2 gulekšniai. Kiekvieną lentos galą 5 cm atstumu nuo lentos galo turi būti laikyti papildomas gulekšnis. Taigi aš savo terasą susiskaidžiau segmentais, kad 1,66 m. Tai yra, turiu 4,40 m ilgio lentą, jungimas bus kas trečią lentą, reiškia šitą atstumą dalinu iš 3, gaunu 1,46,5 m ir va čia įsibrėžiu centrus. Toliau, čia bus mano lentų sujungimai, į vieną ir į kitą pusę, kas 5 cm išdedu būtent lentų galus laikančius gulekšnius. Kadangi medinėse terasose aš jungimus darau prasilenkiančius, tai tas atstumas tarp centrų svyravo nuo 46 iki 36-37. Šitose vietose, kadangi man reikėjo išlaikyti tiesias eilės, kaip matot, galas skersgalis sueina į skersgalį. Bet šitoje vietoje, kaip sakau, jeigu neišvengiama tokių dalykų daryti, privaloma tarp jų palikti tarpelį, kad prasiventiliuotų. Toliau, skersgaliai yra užvaškuoti. Toliau, kad šitas sujungimo mazgas nesisiūbūtų, kiekvienas galas atskirai, mes į tarpusavį surišam gulekšnio intarpą. Tai yra, mes įklijuojam poliuretaniniais klijais, prisreigiam nerodinčio plieno medsraigčio, plus jo kryptis, kaip matot, orientuota taip, kad drėgmė nubėgtų ir įsiventiliuotų. Plus galai yra vaškuoti. Kągi, susidėliojom pagrindinį karkaso plotą, kur, matėt, mes turėjom įvertinti mūsų lentos ilgį, plus gamintojo rekomendacijas tarp tų laikančiųjų karkasų. Toliau eikim į terasos kraštus. Terasos kraštiniai gulekšniai dvigubinasi. Dvigubinasi tam, kad yra papildoma apkrova terasinių lentų galuose. Kad išvengtos apkrovos dedasi 2 gulekšniai ir kiekvienas tvirtinimo taškas eina šičia. Įstrižos kraštinės. Įstrižos kraštinės taip pat dedasi per perimetrą. Ne? Įsipjauna gulekšnis, dedasi šitaip, susitvirtina. Vienas dalykas, jisai suriša visą karkasą, antras dalykas, mūsų atėjos lentos turės įstrižą pjovimą ir jos turės tvirtą atramą. Dabar šičia, kaip matot, galai yra nenupjauti, nesuformuota karkasos galas ir karkaso rišantysis galas. Šitą kraštinę, šitą matmenį man užduos būtent atėjusios sveikos lentos. Mes dedam terasą, žinom, kad mūsų paskutinė sveika lenta turi būti čia. Su užsakovu taip pat suderinta, kad tas matmuo nebus tiksliai toks pagal projektą, o bus pagal tai, kokią mes sveiką lentą turėsim. Ir atėję čia mes tik tai tada formuosim uždarančią perimetrinę karkaso va šitą dalį. Taigi, mes turime vazonus. Dabar mes formuodami karkasą, mes suformavom šitą, tai yra aiškias kairė ir dešinė vazono zona, bet priekinė ir galinė, kaip matot, liko atvira. Atėję su lentom, gausim vieną ribą, pasidarysim, toliau lentos eisim iki galo, gausim antrą ribą. Tai va tokie įterptiniai visi elementai ir galutinis karkaso formavimas vyksta eigoje dedant visas lentas. Gerai, terasos karkaso Feng Shui. Tai yra tie organizaciniai ir tos priemonės ir tie darbai, kuriuos reikia padaryti, kad jūsų karkasas ir terasa būtų tvari ilgaamžė. Pradėkime nuo tų ilgaamžių, organizacinių, ką aš jau ir minėjau. Lentos galai privalo būti 2 gulekšniai, kad laikytų galą kiekvienas gulekšnis atskirai. Jeigu to nepadarysim ir plus, jeigu mes tvirtinsim tiesiogiai, rezultatas, pažiūrėkit patys į šitą epizodą. Toliau, hidroizoliacinė akustinė juosta. Termo pušies terasa šitą juostą padeda eliminuoti terasos girgždėtį, kurie atsiranda eksploatacijos eigoje. Jeigu tai yra problema, šita juosta turi būti. Jeigu tai nėra problema, viskas tvarkojos gali nebūti. Toliau, medsraigčių visos skylės. Papildomai užsandarintos, nes drėgmė stovinti šitoje skylėje sukelia koroziją ir tai nėra gerai.
Toliau, visi skersgaliai terasai yra vaškuojami. Skersgalis yra Achilo kulnas visų terasų karkasą. Ir toliau visi išilginiai sujungimai yra klijuojami poliuretaniniais klijais, plus sriegiami nerūdijančio plieno varžtais. Prieš veržiant šituos varžtus, kadangi tai išsiržas pjovimas, kad neskeltų medienos, papildomai prasigrėžiama skylutė. Skylė, klijai, skylė ir tada varžtu ir tada gaunasi labai tvirtas mazgas. Kągi, karkasą jau turim, pereikim prie lentų paruošimo ir pakalbėkim, kaip reikia pasiruošti medinės lentas montavimui. Judam. Visų medinių terasinių lentų montavimas prasideda nuo lentų išsirūšiavimo. Šiuo atveju mes turim AB klasės termopušies lentas ir mums reikia išsirūšiuoti A klasę, tai yra ledinės be jokių kažkokių deformacijų, be negyvų šakų, be skilimo ir panašiai lentos, kurios eis mūsų pagrindiniai daliai, fasadiniai, tai yra prie pagrindinių išėjimų, ten, kur turi būti ledas. Žodžiu, ledinės lentos pagrindinėm erdvėm. Toliau, B klasė, kur mes turim negyvų iškritusių šakų, arba trečia krūva AB klasė, kur visa lenta yra ledinė, o pavyzdžiui kažkokia nesąmonė yra pačiam gale. Nes aš žinau, kad mano terasoje bus lentos naudojamos 4,40, bet kažkur reikės trumpesnių. Tai va aš nusipjausiu šituos galus ir aš turėsiu gražias lentas. Tai va iš principo fasadinė dalis. Toliau B klasės lentos, kur aš žinau, kad turėsiu takų, aš turėsiu galimybę išpjaustyti ir išmėstyti tas visas negražumus. O va tiesų galuose irgi rezervas iškart paruoštas į terasos kraštus. Toliau prasideda lentos paruošimas montavimui. Šiuo atveju, kaip ir sakiau, mes naudojam 4,40 m ilgio lentas. Mes iškart pasidarėm jas. Nors pas mus atvažiavo pats ruošinys 4,50 m. Ruošiant lentas ir skaičiuojant visą kvadratūrą ir kiek reikia lentų, aš traktuoju, kad 10 cm lentos nueis visiems įskilimams, nutrupėjimams, šakos, kur būna prie pat krašto, kad jų nusipjaus. Tai va, pirmas darbas, 4,40 m, pasidarom ilgius, gražiai nusipjaunam galus, nusifrezuojam juos, nusivaškuojam. Tai yra feng shui, kuriuos reikia padaryti prieš pradedant darbus. Dar vienas labai svarbus dalykas – termopušies lentų montavimui. Termopušies lentos montuojasi tik tai šerdami į viršų. Pušis šerdami į viršų, jeigu tai būtų eglė, būtų šerdamis į viršų. Tai yra termomedienos feng shui. Jeigu, pavyzdžiui, gyva mediena sukasi rietasi į priešingą pusę, negu žiūri rievės, žiūrim į viršų, jinai visą verčia šitaip ir daug kas taip ir montuoja, tai termoegliai būtų atvirkščiai. Tai va, termopušis šerdami į viršų tam, kad eliminuot delaminaciją visų šitų rievių ir plus toks dėjimas sumažina lentos kilinėjimą. Šiuo atveju mūsų lentos profilius mums neleidžia dėti kitaip, bet jeigu jūs turėtumėt arba vienodo profilio, kad būtų ir galėtumėt ir vieną ir kitą lentą pusę montuoti, arba lygus kraštai, tai vat jūs turėtumėt galimybę suklysti ir dėti kitą pusę. Šiuo atveju mums neduoda galimybės dėti kitaip, tik tai korektiškai šerdami į viršų.